susirinkome šiandieną Klaipėdoje, stryto etape, šiandieną šeštadienis, tai už 10 minučių važiuosime daryti treniruočių sesiją. Trasa tokia, sakykime, labai techniška, ilga ir gan greita, tai bus įdomu, nebus lengva tikrai, nes daug trasų buvo tikrai lengvesnių. Tai reiks pakliūti į top 3-2 ir tikrai bus reikalų. Mašina pasiruošė, vakar buvom šiek tiek sudaužę, iki pusės 12 nakties tvarkėme servisą, darėme suvedimus ir taip toliau. Nu ką, visi pitai išvažiavo ilsėtis, nealkoholinių gėrimukų atsigerti, pavalgyti, pačilinti, į Klaipėdos senamiestį nueiti, o mes, kaip visada, turim reikalų. Keitėm šakės, šakės nepadėjo, pasirodo ir kaulai linkę, visos stupicos, keičiam stupicas. Vienu žodžiu, Andrius prašė darbo, tai šiandien gavo. Tai iš tikrųjų šiek tiek pavargę, grįžę vėlai, bet viskas gerai. Mašina paruošta, suvedimai padaryti, padangos sumontuotos, kurus užsipylė, pilnai pasiruošę šiai dienai, tai nežinau, nuotaikos geros, noriu kuo greičiau važiuoti. Matau, kad man ta trasa tikrai patiks, tai laukiu. 10 minučių beliko ir važiuoju į trasą treniruotis. Rašyk, broliai. Viskas rašo, va, broliai. Šiandien Milys praranda spoterį ir ten nepaėmė, apsisuka. Viskas, rašyk, broliai. Šiandien jau Ivanovas nebe Milio spoteris. Padarėm to, ko nereikėjo padaryti, dabar reikia korekcijas padaryti. Tai ką dabar darau, tai Audriui persiunčiu video, kadangi eilė pakankamai didelė, tai jis galės iš išorės pažiūrėti, nes tos komentarus, kuriuos duodu, plus vaizdas geriausiai suveikia. Tai trumpai tariant, kaip smegenys veikia, tai kuo daugiau sensorių paliečiam, to geriau informacija įeina, tuo greičiau rezultatą gauna. Girdi mane? Jo, girdžiu. Persiunčiau tavo video pasižiūrėti. Realiai ten, kur biški pasitiesnai, tai ten tiesiog šveitėjai į kampą, ką minėjom, kad nereikia daryti. O pasistatymas tai buvo gražus, viskas ok. Toliau irgi viską tvarkingai suvažiavai, tai persižiūrėk video ir toliau kartojam be šveitimų į didelius kampus. Galą tu labai gerai suvažiavai, gal truputį per vėlai persimetei, dėl to turėjo tave išorę išmesti ir palei betoninius blokus, gal ne taip patogiai suvažiavai. Studijuojam klaidas. Trasa nepaprasta, yra ką veikti, bet labai gera, superinė.
žinai, kai tu šalia blok pareini taip švelniai, toks, op, ir tiesiai tą gauna. Bet, va, ta labai gražiai, nes ten yra reikalų, ten nedatempt visi. Ten patinka, jo, šiaip labai gerai. Išlėkiau su 225 plikom padangom. Ir po to grįžtant į žiūrovus irgi tą lankstį, irgi palita bloką, į kitą peršoktas gers, nu viskas gerai. Gera, strytinė, bet čia kaip nestrytinė, jau tokia vyriška trasa. Malonu girdėti. Nu, gerai, treniruotė sekėsi, atsigaudėm, suvažiavom, lydą pavažiavom, čysą pavažiavom, viskas kaip ir gerai. Tai dar 1 valandą treniruosimės ir dar bus geriau. Gerai mašina jaučiasi, aš irgi vakar išprakaitavau, temperatūros dar daug turėjau, o šiandieną tik užkimęs, bet kaip ir savijauta gera. Prie starto linijos 34 startinis numeris 7 vietos metinės įskaitos savininkas Audrius Kasparas. Pasitinkame Šiauliai Drift Foxes Team. Čia startas jam duodamas. Audrius Kasparas tikrai gali būti šiandien net teoriškai 3 vietoje, nes Audrius Kasparas, kaip ir minėjau, yra 7 vietoje metinė įskaitoje po 4 etapų, kol kas puikiai per šias pirmasis klipinį zonas. Audrius Kasparas persimeta į čia išilginę tą sudėtingąją ir labai stebimą mūsų visų 3 teisėjų zoną. Puikiai kas visiems. Ir čia persimetamas per Naugau vienu ratu ir finišą. Tai nieko, suvažiavom pirmą kvalifikacinį ir viskas iš tikrųjų gerai. Ir finišė buvo Naugau zona, aš jos net nežinau, kai ten yra, iš tikrųjų praleidau, kaip sakė. Aš pats pasirinkau per ten važiuoti, mašiną nukreipiau, tai pasirodo per ten negalėjau, tai gavau 0, o iš tikrųjų visas važiavimas taip, kaip turėjau suvažiuoti, o pats aš ten pasirinkau ją nukreipti, tai dabar tada plačiau nukreipsiu. Aš ten galėjau ir taip važiuoti. Aš iš po vakar siaurinau, nes mes vakar treniravomės ten taip. Nu kažkaip gaila, iš tikrųjų 0 gavom. Pirmas važiavimas 0. Išdriftinau mūsų komandos. By the way, ši komanda yra sezono metinės komandos įskaitos lyderiai. Čia šiaulietis Audrius Kasparas, lenktynininkas, kuris yra 7 vietoje metinėje įskaitoje, kuris važiavo labai konkurencingai po savo važiavimų, važiavo į Naugau zoną, dabar bandysim jos išvengti. Lygiai iki čia jam sekėsi viskas puikiai, sekasi puikiai ir dabar, ir čia išvengia Naugau zonos, bet neišvengia blokų Audrius Kasparas. Kaip gaila Audriaus Kasparo. Remontuoti ar neskubėti, žinai, jeigu negavom taškų, tai neremontuojam. Gal tu ten nors ir paklaust gali, kad greičiau būtų. Nieko, Naugau zoną norėjau išvengti, nepripratęs buvau, kai jinai yra ir per plačiai gavas, vienu žodžiu. Nu, nežinau, jeigu gausim taškų, tada skubam keisti važiuoklę. Jeigu negaunam taškų, tai neskubėsim, vis tiek tvarkysimės rytoj. Čia tik važiuoklė, nieko baisaus. Tai gerai, kad atsivežėm atsarginių dalių, ne? Tai yra atsiuntė. Eik tu savo. Ką tu čia, nepristok, tai ne mane filmuok. Nu ką, baigėsi mūsų street kvalifikacijos, abiejose gavau 0. Pirmam, nežinau, kai yra Naugau zona, kažkaip praleidau, kad tai akcentavo, tai važiavau taip kaip penktadienį treniruotėse ir jos nebūdavo, tai gavau 0, o antram bandžiau išvengti Naugau zoną, važiavau plačiau, tai nesipratinau treniruotėse ir biškį sulėsiau į blokus galinį ratą, tai atvažiavom pas savo draugus, Memel driftą
didelį servisą. Čia Klaipėdoje, tik įvažiavus. Tai va, varysim keist, daryt suvedimus. Va, jau visi laukia su nuotaikom. Naujas servisas. Kas va jau nori tvarkytis. Keisti tepalus, važiuoklės, suvedimus ir taip toliau. Tai prašome apsilankyti. Viskas aukščiausios klasės. M-kutė viskas paruošta Semi-Pro paskutiniam etapui, sekmadienį. ML drifto servisas atkėlė nuo suvedimo iki body kito. Tai sakykim, per 1 valandą visiškai atgijo į pradinę būseną, kokią atsivežėm iš Šiaulių. Dėkui servisui. Gal susitiksim sekmadienį. Iki. Va, mergaitės, tuoj Red Bull'e. Labas rytas, susirinkom į Semi-Pro paskutinį Lietuvos čempionatą. Susitvarkėm randus, važiuoklės servisą, pasidarėm suvedimus vakar iki nakties ir šiandien turim parodyti kažkokį geresnį rezultatą negu vakar. Vakar tiesiog paslydom ant nesusikalbėjimo, tai šiandieną apeisim trasą, įsigilinsim į visus clipping pointus ir turėtume suvažiuoti, aišku. Šiandien varžovai jau aukščiausio lygio, tai bus įdomu, bus greita ir pavojinga. Tai tikėkimės, išsaugosim automobilį. Suvažiavome treniruočių 2 sesijas, iš tikrųjų pasikoregavom klaidas, datempėm visus klipus, atsukom daugiau greičio pasistatėme, tai kaip ir viską žinom kaip suvažiuoti, o ar nesudrebės kojytę matysime. Pradėjom dar vienas Audrius Kasparas. Vakar neišklausęs briefingo pridarė savo bėdos. Šiandien sakė susiimsiu, nes Audrius Kasparas yra, sakykime, daugiau Semi-Pro lygos pilotas. Drift Foxas Šiauliai sakė spausta šiandien kojykę. Ir Audrius Kasparas daro savo pirmų. Bet į antrą. Suvažiavom pirmą važiavimą, kvalifikacinį. Pasistatymas šiek tiek gavosi į didelį kampą ir iš antro clip-in zono mečiausi į trečią taip neužtikrintai ir tada man visa ta trasa pradėjo jungtis netaisyklingai ir paliečiau antrą no-go zoną su ratu ir gavau vėl 0. Tai va, 3 kvalifikaciniai, 3-0. Gera pradžia, matysim kaip seksis. Liko dar vieną gyvybę. Arba anksčiau važiuosim į namus, arba sudalyvausim poros. Nu ką, Audrius Kasparas ir čia jo antrasis kvalifikacinis bandymas. Kvalifikaciniai balai. 25 taškai metinė įskaitoje ir čia antrasis bandymas.
važiavom antrą kvalifikacinį važiavimą, tai gavau 46, esu 26 vietoj, tai tas 46, tai čia kaip gauti dvejetą į knygutę, tai nežinau, šiaip esu nepatenkintas, bet iš tikrųjų norėjau išvengti 2 naugo zonos užvažiavimų, tai ten vos netiesiai važiavau porą vietų, kad tikrai ant jų nebeužvažiuoti eilinį kartą, tai tai va, kai vienur saugais, kitą vietą griūna, tai va taip, arba galėjau 0 gauti iš karto, tai po kol kas esam 26, gal dar sukrisim į porinius, jeigu sukrisim į porinius, tai su pačiais stipriausiais, kas yra top 3, tai bus sunku, bet smagu, įdomu, tai tikiuosi, kad top 3-2 pakliūsim, jeigu ne, tai važiuosim namo. Šiaip silpni rezultatai, bet ką darysi, kažkaip, nežinau, blogai.